Labą dieną, kas skauda? Antibiotikai gydo tik bakterinės infekcijas, bet neveikia virusinių ligų, kuriamis dažnai serga vaikai. Šiaulių teritorinės ligonių kasos duomenimis, Šiaulių ir Telšių apskrityse kiekvienas kūdikis kartą per metus ir dažniau buvo gydomas antibiotikais. Teisingai vartojami antibiotikai gali išgelbėti gyvybės, o neteisingai pakenkti jūsų vaikui arba nebeveikti tada, kai jų tikrai reikės. Atkreipiame dėmesį, kad nuo šių metų visiems 2–7 metų vaikams susirgusiems ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcinėmis ligomis turi būti atliekamas greitasis streptokoko antigeno nustatymo testas. Šie tyrimai padeda gydytojams nuspręsti, ar gydymas antibiotikais vaikui yra tikrai reikalingas. Už tokio testo atlikimą gydymo įstaigoms sumokama privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Antibiotikus vartokite atsakingai, pasitarę su gydytoju, ypač kai jie skiriami vaikams ir kūdikiams. Tik teisingai vartojami antibiotikai yra naudingi ir svarbus vaistai.